Pat kaip ir dabar, nes neturiu. Nu, nepamenu, kada taip yra buvę, bet tikriausiai buvau tada blogs vaiks, kai ne. Telemundo presenta. She lights the place up when she walks in the door. She got me spinning around the room like a bottle of Jack. She calls me just a friend, but I know better than that. If she pulls just like a magnet and I keep coming back. But when the morning breaks through the night, she disappears out of sight. Kodėl naudojasi telefonai? Nes reikia mamai paskambinti, kad prasivežtų namų, kartais tėčiai, kartais merginai, kuriuos neturiu, broliai, kuriuos neturiu. Ką veikti mokykloje, jei paliktume telefoną namuose? Jokį skirtumą, čia telefonas kas neatsineša arba išsikrauna, tai jokį slaptažodį ir tėtis, nieks nepavogs. Jei yra tas nutikę, ką darė? Niek. Kaip įsivaizduotumėt savo gyvenimą be telefonų? Taip pat kaip ir dabar, nes neturiu. Ką tau reiškia telefonai? Niek. Ką dažniausiai veiki su telefonu? Skambinu mamai. Kokias programėles naudoji? Skambut, adresų, knygų. Ką pamanytum apie žmogų, kuris neturi telefoną? Молодец! Bahurs. Mes merga tikrai neįmanoma, kad merga neturi telefoną. Net škareks iškart. Net svaiga. Gerai. Nu gerai. Nu ką čia gali? Kitas klausimas. Gerai. Kodėl naudojasi telefoną? Dėl to, nes kai būn kokių nors reikalų ir nein susisiekti paprastai, tai be telefonų neįsivaizduoju, kaip reikėtų tvarkyti reikalus. Ką veikti mokykloje, jei paliktume telefoną namuose? Mokyčiaus. Tai dabar mokai. Nu, mokaus, bet be telefono būtų daug paprasčiau. Jei yra tas nutikę, ką daryti? Nu, nepamenu, kada taip yra buvę, bet tikriausiai buvau tada blogs vaiks, kai ne atėmė telefoną. Kaip įsivaizduotum savo gyvenimą be telefono? Tikriausiai būtų iš dalies daug sunkiau apie ką nors sužinoti, apie kokius nors renginius ir panašiai, bet šiaip tai atsirastų daug daugiau laisvo laiko kitoms veikloms aktyvioms. Ką tau reiškia telefonas? Telefonas tai priemonė numeris vienas bet kokiam dalykui. Ką dažniausiai veiki su telefonu? Naršau Facebook'e. Kokias programėles naudoji? Visokias populiariausias Snapchat, Instagramą ir taip toliau. Ką pamanytum apie žmogų, kuris neturi telefono? Galvočiau, kad jisai turi normalų gyvenimą ir labai pavydėčiau aš jam. O pats nenormalus? Nu pats ne, kaip ir visi. Kodėl naudoja telefoną? Vairą. Ne, iš rimtų, tiesiog dėl intik. Ką veiktum mokykloje, jei paliktum telefoną namie? O jergo, čia jau klausimas geras. Nežinau, turbūt eičiau informatiką žaisti su kompu. O yra taip nutikę? O aišku yra. Žinai, įsikraun telefoną. Ne, informatinė jau nebuvau tada. Įsikraun telefoną, žinai, buvo tokių problemų. Kaip įsivaizduoji savo gyvenimą be telefono? Įdomus klausimas. Diena be telefono, tarkim. Eičiau į lauką, bendraučiau. Keista būtų. Ką tau reiškia telefonas? Daiktus. Ką dažniausiai veiki su telefonu? Žaidžiu žaidimus. Kokias programėles naudoji? Na, reikia pažiūrėti. Ha? Ką čia turiu Messengerį, Facebooką, Vainus, Twitch'ą, Snapchat. Ką pamanytum apie žmogų, kuris neturi telefono? Kai jis neturi telefoną, ką galvoti daugiau. Na, tiesiog žmogus neturi telefoną. When everybody's getting ready to leave.
Bye.